Būkite pasveikinti iš Šakių arenos ir šiandien čia Urbo NKL pirmenybių rungtynės tarp Šakių Vyčio vadovų ir Plungės Olimpo. Olsonas starto penkete, dabar jo ir 23-asis Rokas Kreišmontas. Ar bando tritaškiu atsakyti ir Jurkaitis iki galo veržiasi. Na ir labai apmaudus tas pralaimėjimas buvo turnyro lentelėje. Taškai sutriuškino vieną iš lyderių Šakių Vytį vadovų. Kamuolių ir naudingumo prasme taip pat čia labai įspūdingas. O čia ir Plungės naujoka, yra čia ir legionierių. Ir puikiai tai pasiteisina. Oli plungiškiai, klysta Arijus Adomauskas. Ir baudžia negailestingai Jokūbas. 2-2 ir Tadas Budrys Gabrielius Ševkanas Golsonas ir net 2 šakiškiai jo nesustabdo. Rokas Jocys ir Jurkaičių ir čia jau bando ir pavyksta akrobamus rezultatas. Ir tai yra neįtin geros žinios Plungės Olimpui. Vienas kampe nusimeta kamuolį, nes dvigubinama gynyba prieš jį ir Modestas. Naručio dar vienas taiklus šūvis, ypač antroje rungtynių dalyje oponentus. Ir smeigia tolimas, išmeta kamuolį. Vėliukas spėja su Sirena. Panašu, kad tampysis su varžovais iki galo. Titas Januševičius. Tuo tarpu Januševičius grąžina skolą. O Budrio sustabdyti niekas negali. Šokusiu kamuoliu. Gabrielius Ševka it peiliu. Po šių rungtynių Gabrielius taps geriausių lygos asistentu. Puikiai Tadas Budrys asistuoja. Mailsas tą įrodinėja. Taiko, ne, antrasis netaiklus, bet atsikovoja kamuolį Plungės Olimpas. Sekundė. Reikia skubėti nebėra kur. Ir Plungės Olimpas triumfuoja Šakių Vyčio vadovų tvirtovėje. 92-90.